Sveiki vaikai, šiandienos tema standartinė skaičiaus išraiška. Pasakysiu tokį dalyką. Standartiniai skaičiaus išraiškoje negali būti skaičiaus A didesnio už 10 ir mažesnio už vienetą. Reiškia, skaičius A yra didesnis už vienetą ir mažesnis už 10. Ne, va taip. Va taip. Gerai. O kas tas A? Tai yra A kart 10 antuoju laipsniu. Štai yra standartinė skaičiaus išraiška. Bet kokį skaičių aš galiu užrašyti kaip kažkokį sveiką ar nesveiką skaičių. Va šitas A gali būti tarp 1 ir 10 kart 10 kažkelintuoju laipsniu. Aš toj viską parodysiu su skaičiais, su pavyzdžiais, viskas bus aišku. Esmė, čia yra standartinė skaičiaus išraiška. Kam jinai reikalinga? Kai mes skaičiuojame labai dideliais skaičiais, tai yra ten kosmosinius atstumus, arba labai mažais skaičiais, tarkim, molekulės, mikrobus, skaičiuojam ten jų greičius, ar ilgius, ar atstumus, ar dar kažką. Tai mes naudojam būtent standartinę skaičiaus išraišką tam, kad būtų paprasčiau užrašyti. Juk aš nerašysiu, kad ten atstumas nuo ten Žemės iki žvaigždės kokios, nors ten va tiek ir ten dar labai daug nulių ten kilometrų, arba taip, aš nerašysiu tokio skaičiaus. Tai kad jo nerašyt, to labai ilgo skaičiaus, aš turiu standartinę skaičiaus išraišką. Parodysiu dabar, kaip tai veikia. Gerai, jeigu aš turiu, tarkim, skaičių 1000, taip, 1000. Kol kas tai yra mažas skaičius, bet jeigu ten būtų 1000, ne, tai būtų didelis. Tai kaip man jį parašyti? Tai yra 1, taip, nes turi būti nuo 1 iki 10 pirmas skaičius. Jis negali būti ten 20 ar ten 100 ar didesnis. 1 kart 10 kelintuoju laipsniu. Klausimas kelintuoju laipsniu? Trečioju laipsniu, todėl kad matome, mano nuliukų yra 3, tai 10 trečioju laipsniu ir bus kaip tik jums 1000. Tai 1 kart 10 trečioju laipsniu yra štai šito skaičiaus standartinė išraiška. Gerai, kitaip dar tariant, jeigu aš turėjau kablelį štai čia, 1000 su kableliu, tai aš jį pajudinau 3 pozicijas atgal. Taip? Va šitoj vietoje jau kablelis čia atsirado. 1 su kableliu. 3 pozicijos atgal. Tai reiškia, mano n, va šitas n, yra lygus 3. Taip, pasižiūrėjau, kur aš pajudinau kablelį, kiek kartų pajudėjo, tai mano n, tai yra jo pozicija 3. Gerai, dabar kitokį skaičių parašysiu, nestandartinį skaičių. Tarkim, 7, 1, 0, 0, 0, 0, tarkim. Gerai, kaip tokį skaičių užrašyti kaip standartinė išraiška? Tai aišku, aš turiu pirmiausia užrašyti skaičių A, kuris yra tarp 1 ir 10. Tai mano tarp 1 ir 10 yra kaip tik 7 su kableliu, 7,1. Toliau dauginu iš 10 kažkelintojų laipsnių. Pasižiūrim kelintojų laipsnių. Kablelis buvo čia. O dabar jisai atsidūrė va čia. Va. Tai pasižiūrim, kiek pozicijų jisai nukeliavo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pozicijos. Reiškia 10, 5. Mūsų n yra 5. 5 pozicija. Gerai, kol kas aišku. Dabar jeigu būtų kažkoks ten dar didesnis skaičius, nes gerai, va toks skaičius, tarkim, kaip pavyzdys. Gerai, vėlgi turiu pradėti nuo skaičiaus A. Taip, skaičius A turėtų būti tarp 1 ir 10, negali būti kitaip. Tai gerai, rašau 6, kablelis, nes negaliu parašyti šiam 8. 8, 1, 5. 8, 1, 5. Visus tos skaičiukus, kurie buvo ne nuliai, surašau. O kodėl nulių nerašau? Todėl, kad nulis po kablelio neturi prasmės. Aš galiu čia prirašyti begalę nulių, bet ar man to reikia? Tikrai nereikia, nes nuliai po kablelio jie neturi prasmės ir reikšmės. Ar parašysiu, ar neparašysiu, jis nereikalingas. Gerai, ir kart 10 kažkelintojo laipsnių. Žiūrim, kur buvo kablelis ir kur atsidūrė kablelis. Kablelis buvo čia, o atsidūrė čia.
pasižiūrim, kiek pozicijų. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pozicijos. Tai reiškia, buvo pozicija 6. Tai reiškia, mano n buvo 6 ir 6 laipsnių bus 10. Gerai, tai su dideliais skaičiais, kaip ir išsiaiškinom, dabar su mažais skaičiais. Dabar, kaip man užrašyti skaičių 0,1? Kaip aš galiu šiaip užrašyti? 1/10. Tai yra 1/10. Arba, jeigu sutinkate, 10 minus 1 laipsnių. Būtent tai, ką mes su jumis darėme per praeitą temą, kai laipsniai buvo su neigiamais rodikliais. Sutinkat visi, kad 10 minus 1 laipsnių yra 1/10. Arba 0,1. Gerai, kas bus, jeigu 0,0,0,01? Tai vėl bus 1/10, bet kažkelinto laipsnių. Kelintų laipsnių. 1, 2, 3. 3 pozicijos mažiau, tai 3 laipsnių. Arba 10 minus 3 laipsnių. Kol kas aišku? Aišku. Gerai. Ar 4 laipsnių? 4 laipsnių, jo. 4 laipsnių. Atsiprašau, 4 laipsnių. Taip. 4 laipsnių. Taip. Gerai. Tai dabar su mažais skaičiais, labai mažais skaičiais, kaip atsitinka? Mes irgi tą patį turim kažkokį labai mažą skaičių ir man jį reikia užrašyti kaip standartinę skaičiaus išraišką. Tai ką aš darau? Aš žinau formulę, žinau taisyklę, kaip tai padaryti. Pirmą skaičių A man reikia užrašyti kaip skaičių tarp 1 ir 10. Štai ir rašau. Koks yra mano, nenulinis skaičius? 8. Aš 8 ir parašau. Gerai, toliau dauginu iš 10, tik tai nežinau kelintų laipsnių. Tai čia buvo tas pats. Čia pozicija kablelio buvo štai čia. Buvo pozicija kablelio. O dabar atsidūrė štai čia. Čia atsidūrė ta pozicija kablelio. Tai pasižiūrim, kiek pozicijų jinai pasikeitė. 1, 2, 3, 4, 5. Tai reiškia minus 5 laipsnių arba mano pozicija n buvo minus 5. Sutinkat? Gerai, kas bus, jeigu aš turiu štai tokį kažkokį tokį skaičių. Tokį skaičių. Ne? Tai vėlgi, grįžtu prie taisyklės, prie formulės, kad skaičius A, pirmas skaičius, turi būti tarp 1 ir 10. Taip ir rašau. Žiūriu, kur mano nuliai pasibaigia ir prasideda kažkokie skaičiai. Tai gerai, taip ir rašau. 1, toliau kablelis, negali būti 18. 18 bus daugiau už 10. Tai reiškia 1 kablelis. 8, 5, 7. Šitas skaičiukas yra tarp 1 ir 10. O toliau dauginu iš 10, tik nežinau kelintų laipsnių. Vėl pasiskaičiuoju pozicijas ir žiūriu. Buvo čia kablelis, o atsidūrė čia. Skaičiuoju. 1, 2, 3, 4. Minus 4 laipsnių. Arba mūsų n yra minus 4 pozicija. Gerai, kol kas viskas aišku. Paskutinis dalykas, kurį aš dar norėčiau parodyti. Paskutinis veiksmas. Jeigu aš jau turiu kažkokį skaičiuką su kableliu ir noriu jį parašyti. Gerai, ar šitas skaičius yra standartinė skaičiaus išraiška? Tikrai ne. Kodėl? Todėl, kad pirmas skaičius yra ne tarp 1 ir 10. Sutinkat? Taip, tai pirmas skaičius nėra tarp 1 ir 10, reiškia, čia nėra standartinė skaičiaus išraiška. Aš noriu ją padaryti. Tai rašau tą patį skaičių, bet jau su kableliu po 5. 7, 5, 8 kart 10 ir žiūriu, kelintų laipsnių. Sumažinau 2 pozicijom, tai reiškia 2 laipsnių. Kablelis pajudėjo iš šitos vietos į šitą, matom, jisai čia atsidūrė kablelis, va čia. Reiškia, per 2 pozicijas reikia sumažinti, reiškia, turiu padidinti kart 10 2 laipsnių. Tai va dabar štai šitas skaičius yra standartinė išraiškos. O šitas skaičius tikrai toks nėra. Tai matome, kad jeigu netgi va taip su kableliu jau parašytas skaičius, tai reiškia, kad jis yra standartinės skaičiaus išraiška. Bet jeigu yra parašytas skaičius pirmas A tarp 1 ir 10 ir padauginta iš 10 kažkelintojo laipsnių, tai tada jau yra standartinės skaičiaus išraiška. Ar
aišku. Jeigu yra klausimų, dabar klauskit. Vis tiek galiu dar grįžti prie kažkokio pavyzdžio kokio nors. Ne? Viskas. Ačiū.